cypdami tą mašiną, kai šoko per tą kalniuką visą. Cypdami tą mašiną, kai šoko per tą kalniuką visą. Ir tik staigiai ten čiuch kažkokį tokį judesį. Tai va, tai viskas, ką kalbėsiu, bus techniniai daly. Būtent iš techninės dalies klausimų. Ką mes darysim? 15 minučių dabar aš čia pabraižysiu, biškai paaiškinsiu tokią bendrą, kad po to, kai pradėsim kalbėti konkrečiai apie grinai techninės dalies klausimus, mes spręsim. Va čia įsijungsim ir yra, matot, transporto priemonių techninės ir eksploatacinės savybės, saugaus eismo ir transporto priemonių sandaros pagrindai. Nu, tai reiškia techninė dalis, viskas. Tai yra apie 250 klausimų. Tai mes šiandien praeisim bent jau pusę jų. Tai reiškia vieną testą pasirinkę spręsti iš 30 klausimų mes gausim vieną. Tai aš norėčiau išspręsti kokią, tai 5 po 30 mes išsprendėme, maždaug 150 klausimų pamatysim iš techninės dalies. Tai patoliau klausimai jie kartuojasi daugmaž. Ir likusius jūs galėsit patys pasižiūrėti. Tai tokį daugmaž visą pagrindą, tą, ką jūs turit žinoti, per šiandien vieną pamoką jūs visą sužinosite techninės dalies. Tai grubiai per valandą laiko mes žinosim viską, kas regitroje mums aktualu. Gal kai ką praleisiu, bet pabandysiu paaiškinti paprastai. Tai va, tai kaip ir kalbėjom, dabar 15 minučių tokios bendros informacijos tinka ir profesionalam galbūt, profesionalai galėtų tą patį, ką aš papasakoti, sakykime, tėtis, mama ar taip toliau, irgi galėtų tai papasakoti, bet jie nežino, kas bus, kokie egzaminai ir klausimai bus būtent ten. Tai mes žiūrėdami į mašiną, aš pavyzdžiui žiūriu į automobilį, ne? Aš matau automobilį ir aš iš karto jau, kaip pasakyti, žinau, kokie bus klausimai, tiesiog žiūrint į kažkokią tai mašiną. Kokį mėgstat automobilį, kas patinka, apie kokį norit kalbėti automobilį, kad jums būtų panašiai, kaip šnekam, kad žinotume. Parašykite į chatą, apie kokią mašiną norit, kad aš jums kalbėčiau. Mėgstat BMW? Ar nelabai BMW mėgstat? Na, jūs čia rašot, kad reikia kalbėti apie Peugeot man. Nu gerai, jeigu pasakėt Peugeot, tai Peugeot. Būčiau ėmęs į BMW, nors aš pats Mercedes-Benz vairuoju. Draugas mano yra fanas, Mers yra išaiškinęs man įkalęs į galvą, kad pati geriausia mašina. Gerai, tada ieškot. Tai va, čia yra labai geras saičiukas, čia galit pasirinkti, pavyzdžiui, Peugeot automobiliai ir pažiūrėti visus modelius, kokie yra, kurį norit Peugeot. Paprasta, ne 308, tokį tinkantį, ne pradinukui, tokia nedidelė, ne per didelė mašina, normaliai tokia, ne? Tai spaudžiam 308 automobilis, toks modelis ir matom, kad tas modelis eina būtent nuo 7 iki 11 tokie buvo Peugeot, nuo 211 iki 215 tokie ir nuo 213 iki 217 tokie, dabar naujausias modelis. Šiaip tokie aš siunčiau praeitą savaitę mokyklai, norėjau naują nupirkti, galvau, žiauriai fainos mašinytės tokios, ir tikrai gražios, patogios ir manau, kad nuvertintos. Tai dabar žiūrėkit, egzaminė klausimai bus kokie iš techninės dalies. Kokia automobilio detalė yra pati brangiausia? Reiškia, automobilio detalė, kuri yra brangiausia. Na, rašykit į chatą. Matau, esat, rašykit, kuri automobilio detalė yra pati brangiausia. Visi puola iš karto, jeigu jūs neparašysite čia tą kokią automobilio detalę brangiausią, toliau tada prašysiu dar kartą parašyti. Tai automobilio brangiausia detalė yra kėbulas. Jeigu yra pažeistas kėbulas, reiškia automobilis dažniausiai nurašomas ir tai ta visa detalė yra vadinama kėbulo. Tai kėbulų formos tokios yra. Tai toks būtų hatchbackas, ne be galo. Pavyzdžiui, kiti automobiliai universalas, kaip atrodo sedanas. Tai sedanas toks su bagažinė, universalas toks su padidinta, reiškia, bagažinė to tokiu galu. Ne? Tai tokie, reiškia, apie kėbulo tipą yra klausimų. Tai dabar toliau ratai, apie padangas pakalbėsim atskirai. Iš karto galim pakalbėti apie padangas. Būna, pavyzdžiui, padangos užrašyta toks užrašas R19 205 /55, ne? Tai kas čia yra parašyta? Ką toks užrašas ant automobilio reiškia? Toks bus užrašas ant automobilio, tai turit mokėti šifruoti visi klausimai. Tai 205, tai rodo padangos plotą, tai reiškia plotis. Padangos storis yra 20 cm,5, o šitas skaičius ką reiškia? Šitas skaičius nurodo procentinę išraišką nuo pločio, reiškia, kiek jinai yra aukšta pati ta guma toje vietoje. Tai reiškia 55% nuo 20,5 cm. Tai čia yra jau nebe milimetrai, nebe centimetrai, čia yra procentinė išraiška, reiškia padangos aukštė. O toje vietoje, kaip matome padangą, tai čia tas gumos aukštis būtent ir
yra, reiškia, šitą dalyką. Dabar ką reiškia R19, tai coliais rato skersmenį. Nuo čia iki čia reiškia rato skersmuo. Tai irgi, ne, kuo didesnis lietnykas, to ten grįžiau, visi sako, o, čia kokie lietnykai gražus, ne, dideli. No, bet tas didelis lietnykas, pavyzdžiui, kaip čia matom, kad padangėlė yra plona, tai automobilis važiuos kiečiau, jausis diskomfortas ir toj vietoj, nu, kuo didesnis jisai nebūtinai reiškia, kad geresnis, ne? Tai va, paprastas klausimas, paprastai paaiškiai, žibintai, kokius automobilis turi žibintus. Ir pavyzdžiui, tiek prieš praktinės dalies egzaminą jūs turite juos patikrinti, tiek mokėti per egzaminą juos reguliuoti, jungti, išjungti, ir jeigu neteisingai jūs juos įjungsit, bus egzaminas neišlaikytas ir toje vietoje turite irgi žinoti, kokie yra žibintai. Ne? Tai dabar yra svirtelė tokia, viduje automobilyje yra svirtelė šviesų įjungimo, kur jungiasi šviesos. Čia su to rutuliuko, ne, kur yra šone, va čia posūkis, toje vietoje jūs sukat ir įjungiat šviesas. O jeigu čia nėra ant pačio vairo tos posūkių rankenėlės, tai kur tada yra, reiškia, šitie šviesos? Nu, tai būna čia tada, toje vietoje būna toks pasukti, pasukti. Arba čia tą pasukį rankenėlę, arba toje vietoje pasukį. Ar galima egzaminatorius per egzaminą paklausti, prasme, kur yra būtent šviesų jungimas, išjungimas ir panašiai. Tai žinoma, kad galit per egzaminą paklausti ir toje vietoje tikrai jums jokių čia problemų dėl to nekils. Tai va, tai dabar dėl tų šviesų, ne, išjungi, ten. Tai va, tai dabar, kad žinotumėt, kaip veikia tas jungiklis. Tai va, kai jungiklis šviesos yra tokioje padėtyje tiesioj, tai reiškia šviesos yra išjungtas. Ne? Nu, netgi iš tikrųjų būna ta padėtis biškai kairės, būna tas jungiklis toksai pasisukęs, tai va tokioje padėtyje, ne? Tai jis reiškia yra išjungtos šviesos. Ir čia būna toks nuliukas, ta prasme, papieštas. Tai va, tai to vietoj būna papieštas nuliukas. Tai jeigu jūs vieną kartą pasukat šitą rodiklėlę, kas atsitinka, kai vieną kartą pasukat šitoj vietoj, įsijungia, būna vienetukas, toks brūkšnelis vienas, tai reiškia įsijungia minimalūs apšviesos prietaisai. Tai minimalūs yra gabaritai. Ką reiškia gabaritai? Tai gabaritai tokios mažos šviesytės šviečiančios mašinai. Tam, kad va, čia yra gabaritai raudoni, va, šviečia tokios raudonos, gale šviečia ir priekį šviečia irgi mažos baltos lempučiai. Tai va, tai yra gabaritai ir jos jums kelio neapšviečia, bet jūs, taip prasme, esat kitiems vairuotojams matomi. Tai va, irgi bus klausimas, kas yra gabaritai, kaip juos įjungti. Tai tokį jau atsakymą jūs mokės. Jeigu pasukat dar kartą šviesos jungimo šitą, tai jūs įjungiate artimasias šviesas, ne? Pasukot dar kartą, įsijungia artimasios šviesos, tai yra dienos šviesos, priekį įsijungia ryškesnės lempos ir artimo šviesos šviečia taip maždaug, į apačią biškai, tai va, aš nusidaužiau pirštą, tai va taip, šviečia į apačią. Ir kodėl aš tą sakau, nes kai įjungi tolimas šviesas, tai tolimos šviesos jų šviečia va šitaip ir jis šviečia jums tiesiai į akis. Jie šviečia. Ir aukštai, toliau apšviečia. Tai artimo šviečia, yra testas klausimas, kiek artimo šviesos apšviečia, tai apie 50 metrų, tolimo šviesos apšviečia apie 100 metrų. Irgi, čia, ta prasme, aš kiekvieną dalyką pasakau, yra teste klausimas. Tai yra 250 klausimų ir aš dabar va kiekvieną sakinį sakydamas jums pasakysiu minimum, ta prasme, 100 atsakymų, kurie bus regitros egzaminai. Tai kiekvieną dalyką, ką aš sakau, tikrai, tiesiog reikia prisiminti ir žinoti. Dabar klausimas, kaip įjungti priešrūkinės šviesas? Kas yra priešrūkinės šviesos? Vat matom apačioje, va čia yra lempa, jos šviečia palei apačią, spindulys yra kitoks ir jum apšviečia. Jas naudot galima tik esant blogam matomumui. Ne naktį, ne dar kažkada, Jūs galite naudoti jas esant blogam matomumui. Ir jeigu nešviečia kairė priekinė lempa, vien dėl saugumo, kad galėtumėte iki garažo nuvažiuoti, jūs tada galite priešrūkinės lempas įsijungti, priekinė kairė nešviečia lempa, vietoj jos jūs galite įsijungti priešrūkinius. Viskas. Du būdai, du atvejai, kada galite naudoti priešrūkinius. Priešrūkinis įsijungia kaip? Reiškia, tą rankenėlę jūs turite paimti ir patraukti ant savęs. Ir įsijungia priekiniai priešrūkiniai žibintai. Tai va, tai toks dalykas. Bet jie yra neprivalomi. Mašinai priekinių priešrūkinių gali ir nebūti. Bet galiniai priešrūkiniai privalo būti gale, turi būti priešrūkinis žibintas, jis yra raudonas ir ryškus ir ryškiai šviečiančias. Pavyzdžiui, mašina iš Amerikos pravažiavus, tokio priešrūkinio nėra ir tada tą priešrūkinį reikia dėti gale ir va čia reikia jį pritvirtinti, tą priešrūkinį žibintą. Jie ten deda atskirai pritvirtina tokį ir įrengia. Tuką padaro, kad įjungti. Tai va, ir prietaisų skydelėje užsidega simbolis vingiuota tokia bangelė ir jeigu jinai yra perbraukta, tai vadinasi, ta prasme bangelė, tai perbraukti spinduliai, tai yra jungti priešrūkiniai žibintai.
Tai va, tai šitoje vietoje yra priešrūkiniai žibintai įjungti, jeigu patraukė, ne? O galinis priešrūkinis paspausi mygtuką ir įsijungs, reiškia, galinis priešrūkinis. Jis yra privalomas ir jis turi būti ir tai yra ryškiai raudona šviesa. Ar gali važiuoti šiaip savo įsijungęs priešrūkinius? Negali, todėl kad kitiem vairuotojams netgi akinsi, jiems bus nepatogu žiūrėti ir priešrūkinius todėl galima naudoti tik šitais atvejais, kuriuos aš jums išvardinu. Dar dabar kalbant toliau apie padangas. Padangos dabar, kaip ir kalbėjom, turi tą užrašą ir, reiškia, kiek padangos yra tinkamai pripūstos. Kiek jos turi būti pripūstos. Padangos turi būti pripūstos tiek, kiek yra užrašyta dokumentuose. Ir iš tų dokumentų kyla tokia lentelė, kurios lentelė yra ant kuro bako dangtelio. Kuro bako dangtelę atidarot ir ant kuro bako dangtelio yra užrašyta, kiek į padangas turi būti pripūsta atmosferoje. O atmosferų būna pripučiama į padangas apie 2-2,5, taip pat maždaug. Tai to vietoje vėl, kuo daugiau prikrauni keleivių krovinių į mašiną, tuo turi būti slėgis keičiasi. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs važiuojat pilną prisisodino, tai turėtumėte degalinį ar kur ten ar su savo pompa prisipūs biškai daugiau to slėgio, kad padangos išliktų to pačio stabilumo ir panašiai, ir tų pačių savybių. Tai va, tai tokie reikaliukai apie taip pat yra dienos šviesos, įjungia mygtuką, įsijungia dienos šviesos, tai yra tam tikra ryški šviesa, kuri dieną yra gerai matoma, bet naktį važiuoti jinai netinka, todėl kad jinai nepakankamai apšviečia kelią. Tai va, tai būna dar dienos šviesos, kurias irgi galima dieną naudoti. Dieną naudoti privalot artimuosius žibintus arba, reiškia, šitas dienos šviesas. Gabaritas, aišku, jisai jau kai pradedat važiuoti, visada automobiliai. Tai va, tai tokie dalykai. Dabar toliau. Čia prietaisų tie skydelėje, ne, tai yra greitį rodo, apsukas, čia tikrai labai svarbu, tu kalbėsime apie automobilio užvedimą, apie viską, tai va, tai rodo apsukų. Koks yra ekonomiškas vairavimas? Kiek apsukų yra ekonomiškas vairavimas? Tai turėtumėt neviršyti 2000 apsukų. 2000 apsisukimų, tai yra ekonomiškas dar vairavimas, aišku, išskirtiniais atvejais, kai ypatingai reikia truputį pagazavot biškį, reikėjo energingiau pavažiuoti, truputį padidinot apsukas, ten, sakykime, iki 3000, tai jau išskirtiniais atvejais tokiais. Tai apsukos turėtų jos tokios siekti ties 2000, o perjungti aukštesnę pavarą reikėtų ties priklausomai nuo automobilio, ten 1500, plius minus, tai va, kitam, čia va, priklauso nuo automobilio kubatūros, ne, tai yra dar toksai kaip terminas variklio darbinis litražas. Apie variklį apskritai tai papasakosiu visą, nubraižysiu, nupiešiu belenkaip gerai ir žinosit. Na, iš tikrųjų, tai galbūt tą galim ir padaryti. Tai dabar pakalbėkime apie variklį ir tuoj pat aš labai greitai pabraižysiu. Variklis yra tokia metalo dėžė. Na, čia yra variklis. Dabar tame variklyje yra metalo gabalė, yra išpjauti tokie cilindrai. Tai va, yra variklis. Ir tas variklis turi cilindrus, ne? Tai vienas cilindras, antras, trečias, ketvirtas cilindras. Tai keli cilindrai, tai yra variklio tokios ertmės išpjautos. Tai yra klausimas, ką vadiname variklio litražu. Tai variklio litražas yra visų cilindrų darbinių tūrių suma. Tai va tokį atsakymą reikės pažymėti per egzaminą. Ir tai va, tai kad suprastumėt, kas tai yra, kiek telpa į tuos. Tai jeigu jūsų tėtis arba ten mašina yra variklis yra 3 litrai, tai ir 6 cilindrai, tai kiek telpa į kiekvieną cilindrą? Maždaug po pusę litro, ne, tokiu atveju. Tai jų tūris yra kiekvieno cilindro po pusę, tai jeigu 4 cilindrai, tai vadinasi yra 2 litrai, ne? Tai va, tai vietoj toks va, irgi yra klausimas, gan sudėtingas. Ir dabar apačioje variklio yra toks karteris, į kurį subėga tepalas ir apačioje tame karteryje kaupiasi tepalas. Viršui ant variklio dedasi dangtelis, ir jūs matot iš viršaus vietą, kur galima įpilti tepalą. Ne? Jūs matot vietą, mes ją pažiūrėsim, tą variklį mes pažiūrėsim, matot vietą, kur galima įpilti tepalą. Ir kaip matuojasi tepalas? Tepalas matuojasi, ilgas toksai matuoklis tepalo, ščiūpas imasi. Čia yra visi tie klausimai irgi šitie tame egzamine ir sakykime, ščiūpas jisai dedasi į variklį ir čia labai tai primityviai, ne, ta prasme dedasi į variklį ir jūs jį ištraukėt ir pamatuojat, kiek yra, reiškia, šito karteryje tepalo, nes mašina kaip pastovėjo, tepalas subėga į apačią ir yra pačioj, o per visą laiką, kol jūs naudoja, tepalas yra, reiškia, bėga į viršų, reiškia, tepalų siurblys pučia jį ant stūmoklio, cilindrų ir kitų besiliečiančių detalių ir sutepa, reiškia, variklį besiliečiančias detalės.
ir tokiu būdu vyksta, reiškia, šitas tepalo panaudojimo procesas. Tai va, tai su šito ištraukėt, pamatuojat ir pažiūrit, reiškia, koks yra gylis tepalo. Tai ištraukė, nuvaliai, vėl kišai ir paskui vėl ištraukęs pasižiūri, kiek yra nusitepęs, tarp minimumo ir maksimumo turi būti ir tokiu būdu jūs, reiškia, pamatuojat, kiek yra tepalo. Tai dabar grubiai šitaip, ne? Dabar toliau. Kas priverčia tą variklį mašiną judėti į priekį, ne? Kiekviename, reiškia, šitame cilindre yra po stūmoklį. Esat girdėję tokie, ne? Viskas bus egzaminė. Čia žinokit, ką aš dabar pasakoju, tai čia tikrai jūs nueisit į egzaminą ir bus stūmokliai, cilindrai ir alkūninis velenas, alkūninio veleno sūkiai ir taip toliau. Tai va. Tai tie stūmokliai yra kiekvienam cilindrė po vieną ir apačioje yra alkūninis velenas, tokia didelė gan detalė, kuri toks galim įsivaizduoti, galbūt ne karteris yra, jeigu aš jau sakiau, kad čia karteris yra, tai ne karteryje, bet maždaug toje vietoje galima įsivaizduoti alkūninį veleną. Alkūninis velenas tai yra tiesiog vamzdis, kuris eina per variklį, kuris sukasi ir jisai suka mums šitos. Tai va, jis išlenda abiejose pusėse tas vamzdis alkūninis velenas, tiek prieš variklį galima, taip grubiai labai primityviai, aišku, formų būna įvairiausių, būna, kad toj pusėje taip ir jisai ir taip padėtas tas variklis ir paguldytas ir taip toliau, bet pats principas tai maždaug toks. Alkūninis velenas ir jisai, reiškia, šitie alkūnės tą alkūninį veleną suka ir tokiu būdu, aš kaip čia mažai, nėra labai lengvai, bet informacija yra naudinga ir kodėl jūs man jį pažymė. Mažytė tokia linijietė. Tai va, tai stovi, sakykime, šitas alkūnė, jinai eina iki maždaug variklio. Va, tokie stovi ir jie suka alkūninį veleną. Ir dabar yra darbo taktai. Variklio darbo taktai yra 4. Matom, reiškia, šitie stūmokliai yra skirtingam aukštį išdėstyti, tai jie maždaug taip ir išsidėsto, kai variklis dirba. Tai irgi reikėjo žinoti tos taktus, suprasti juos ir mokėti, reiškia, paaiškinti. Tai dabar ką reiškia? Reiškia taip, kad vyksta, kas tose kamerose, tose cilindruose sudega. Sudega kūro mišinys ir oras, ne? Tai mes iš lauko ką gaunam? Iš lauko paimam iš bako, paimam šitą kūro mišinį, ne? Ir duodam į tą cilindrą ir įpurškiam į vidų. Tai va, tai pirmas taktas yra įpurškimas, tai yra įpurškiami oro garai. Ir tas, prasme, kūro garai ir oras, ten yra sumaišoma kamera ir per purkštuką, tai stovi dar tame cilindro viršui tokie 2 purkštukai, tai reiškia vožtuvai, išmetimo vožtuvas ir įpurškimo vožtuvas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vienas iš jų kūrą paduoda, paskiau kūras sudega ir tas kūro mišinys yra, aš padariau, taip, vagie, kur mano purkštukai. Tai vat, purkštukas stovi čia, ne, tai vat, sakykime, tai čia per jį yra įpurškiamas kūro mišinys į būtent degimo kamerą. Ir dabar bus toksai įdomus klausimas irgi iš karto, kad suprasti, kuom skiriasi būtent ir benzinas, pavyzdžiui, nuo dizelio, kaip tas kūras užsidega, kaip jis veikia ir visus tokius dalykus. Dabar žiūrėkit, tai vienas tas purkštukas dabar ką jis daro? Jisai įpurškia į vidų, į cilindrą, kūro mišinį, tai reiškia oras ir kūro garai į vidų įpurškia, tai reiškia įpurškimas, pirmas taktas, ne? Tada tas stūmoklis leidžiasi į apačią, jisai nusileidžia į apačią, jisai pilnas prisipučia to, reiškia, kūro mišinio, tai reiškia įsiurbimas vyko. Antras taktas yra, reikės irgi pažymėti taip sprendžiant, antras taktas yra suspaudimas. Spaudžia, kyla į viršų tas stūmoklis ir jisai labai stipriai suspaudžia būtent šitą kūro mišinį. Tai reiškia suspaudimo laipsnis. Jeigu jums įdomu, nuo ko priklauso variklio galingumas, tai vienas iš faktorių yra suspaudimo laipsnis, kiek stipriai suspaudžia. Ir dabar benzinė stovi toje vietoje žvakė.
kuri duoda kibirkštį, stovi žvakė, kuri duoda kibirkštį. Ir ta kibirkštis uždega tą suspaustą kūro mišinį. Čia dabar spalvą pažymėti geltoną, ne? Stovi žvakė, kuri tą suspaustą kūro mišinį uždega. Ir jisai spoksta, yra gale, tai yra trečias darbinis taktas, tai yra gale, darbinė eiga. Ir jis stumia stūmoklį į apačią. Ir jis, kai stumia tą stūmoklį į apačią, jisai suka tą alkūninį veleną ir mes taip po to sukam savo mašinos ratus. Būtent darbinė. Ir jis tada į apačią nusistūmė, sudegė visas kūro mišinys ir ketvirtas taktas yra, reiškia, išmetimas. Tada jis kyla į viršų ir per tą išmetimo vožtuvą yra išmetamas lauk sudegęs kūro mišinys. Tai va, tai čia yra keturtaktis variklis, 4 jo taktai, būna vientaktis, dvitaktis, ta prasme, tai čia yra jau skirtingi dalykai, bet tai yra dažniausiai pasitaikantis ir yra klausimai apie tos taktus jo ir dar yra toks dalykas kaip PV diagrama. Ir yra tokie 4 klausimai būtent iš PV diagramos, reiškia, PV diagrama. Tai yra klausimas, kaip kinta slėgis ir V tūris būtent cilindruose skirtingais taktais. Tiek žinoti ir užtenka, kad P yra slėgis, V yra tūris ir kaip jie kinta tuose cilindruose, reiškia, tai žiūrėkit, dabar labai paprastas, kada slėgis yra pats didžiausias. Slėgis yra darbiniam pats didžiausias, ne, kaip buvo čia. Suspausta, tūris didelis ar mažas? Nu mažas, nes suspausta yra, ne tik tai tiek panaudojama yra. Tūris mažas, darbinė kibirkštis sprogo, slėgis P maksimalus. Tai va, tai toj vietoj tūris yra mažiausias ir P slėgis yra didžiausias. O va čia tūris didžiausias, slėgis mažiausias, ne, tai išmetimas, tai reiškia, nustumė ją apačią ir išmetimas, kyla į viršų, tai reiškia, tūris didelis, daug tame cilindre vietos, o išmetimas, tai va, slėgio nėra. Tai va, tai čia irgi tūris didžiausias, slėgis mažiausias. Bet yra klausimai. Bet dabar jau atsakysit. Dabar atsisėsit, gausit klausimą per egzaminą regitrą ir atsakysit teisingai. Tai va, čia aš tikrai neprisigalvoju. Tai va, dabar gerai, dabar šitą dalyką mes aptarėm, čia taip minimaliai, ne? Dabar sekantis. Ok, dabar kaip reikia užvesti variklį? Kaip čia jam pradėti veikti tam varikliui reikia? Kaip čia? Tam alkūnė gali pradėti suktis, ar jis iškart pradės suktis, ar jam ten dar kažką reikės, ta prasme, ar kaip? Tai va, tai faktas, kad... Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Jam reikės, jį kažkas turi išjudinti alkūninį veleną, jį turi pradėti sukti pačioj pradžioje, prieš užvedant mašiną, ne? Tai turi būti starteris, ne? Tai mes galim nusipiešti dar vieną dėžutę ir